Sveiki, mačiau, kad truputį buvo su mikrofonu vakar, nepagavo kai kurių tiesiog dažnių. Tai šį kartą pataisysiu, o dabar yra balandžio 10 diena ir aš pradedu mokytis. Taip, šiandien mokytis jau baigiau, tai kaip visada dabar galim pereiti per išmokom. Tai šiandien jau 14-15 chapterį ir dar buvau prisilietęs prie šito dalyko, bet jo, kokia problema aš pamačiau. Šitas žmogus žiauriai gerai viską aiškina, jis atrodo buvo irgi ir dėstytojas web developmento, bet problema, kad šita knyga yra išleista 17 metais, tai gaunasi jau 7 metai senumo, o Django iš esmės juda į priekį visada. Tai aš paskaičiau čia kokius gal 80 puslapių, gan iš tikrųjų įdomiai viską jisai apibrėžė, bet man tas nėra turbūt labai naudinga, kad mokytis Django pirmą versiją, tai kai dabar yra 5 išleista. Tai su šituo aš pabaigiau ir dabar taip, galim čia peržiūrėti įrašą, tai diena 22, valandų 2 praleidau, planavau 3 praleis, bet viską kaip ir užbaigiau, tai dar prie kito pasižiūrėjau. Ir tuomet ką darom, tai disable access for guests ir komentarus darom. Tai dabar, aš nežinau, serverį paleidęs, jo, tai šitas serveris iš esmės tai paleistas lyg ir, refresh indika. Gal ir nepaleistas. Okay. Net nežinau, kas čia, nes pavadžiau šelą, kur rodo. Gerai, dabar paraninsiu serverį. Jo, tai čia dabar mes ir matom, kad yra test user pirmasis komentaras, tai čia komentarai. Ir dabar jeigu aš prisijungęs esu, bet galiu jau slaptažodį prisiminti prie admino, tai adminė viskas tvarkingai yra articles, galim pažiūrėti, visi straipsniai galima naują pridėti. Ir tuomet atsiranda komentarai. Komentaras yra, į kurį straipsnį mes su kuriuo straipsniu susijėm komentarą, tada kas parašė komentarą ir pats komentaras. Tai tą patį gali ir useriai daryti. Aš neprisimenu, ar mes iš pačio userio darėm interfejsą šitą, bet jo. Kas toliau dar yra? Useriai. Staff statusas, okei. Na tai čia viskas kaip ir tvarkoja. Tai šitas toksai kaip ir projektas pirminis, tai čia dar su juo aš nieko rimto nedarysiu. Tai jo, tai dabar galim čia sugrįžti. Jo, man šitą knygą iš tikrųjų gan patiko, aš manau, kad dar sugrįšiu, nes aš manau, kai kurių dalykų aš pakankamai neįsisavinau. Tai taip, diena 22 baigta ir toliau, ką aš dabar dar per kelias dienas, ne dienas, bet kelias minutės padariau. Tai kadangi mes turėjom šitą schedulą, pirminę, kurį ChatGPT padarė, tai man jis iš esmės gan patiko, bet, pavyzdžiui, kur čia turėjom, kad ten Pythoną mokytis 8 savaitės. Aš pažiūrėjau, ką kiti žmonės, kurie Django mokysis, sakė, tai sako, geriau Django mokytis iš karto ir tada prie Pythono galite sugrįžti, jeigu jūs tas domina detaliau mokytis. Tai vat, iš esmės buvo, kad Django 2 mėnesius, aš manau, čia gan per mažai yra. Tai aš truputį dabar pakeičiau pagal realią situaciją. Tai viską į 6 phases pabandžiau sudėti. Turbūt gal ir gerai bus, nes tai va šitas pirmas phasas, tai čia jau kas įvyko, tai pagal tai ir bandžiau pasižiūrėti maždaug, kaip gali ateityje, kiek laiko užtrukti viskas. Tai Pythono basics, SQL basics ir web basics. Tai man užtruko 17 dienų. Ir tada phase antras, kuriame dabar aš esu, tai yra Django basics, kaip aš vėliau tą pavadinčiau. Ir aš šitoj fazėje noriu, kaip ir parašyta, tai basicsus visus išmokti, ką aš jau manau, kad pradedu gan įkasti ir suprasti. Ir tuomet aš noriu pirmą projektą padaryti, su kuriuo vėliau dirbsiu, kurį gal vėliau portfolio saitę turėsiu. Tai taip, tai nuo 18 dienos šitą pradedu dalyką, ir jeigu dabar yra 22 diena, tai vadinasi 4 dienas, ne, jau šitą dalyką darau. 5 jau gaunasi. Jo, okei, su 18. Tai resursai kokie. Kaip aš įsivaizduoju, tai šitas turėtų būti Django for Beginners knyga.
ir tuomet Django startas projektą. Kodėl aš šitą noriu labai prioritizuoti, nes pažiūrėjau, ką kitos knygos siūlo, tai ten, galima tų tikrai gerų knygų pasirinkti 17 metų, 18 metų knygos, bet aš gal geriau eisiu su Django tutorial, kuris yra 5.0 Django ir pritaikytas pagal dabartinius standartus ir viską mokytis realiai. Tai va čia bus poll appas, kur galima balsuoti, kaip dabar Discordas įdėjo naują šitą dalyką. Tai čia yra 4 partai, tai aš per šitą dar pabandysiu pereit. Iš tikrųjų nežinau, ar neatsibos, nes jau biškai nieko pačiam nedaryti, gal atsibosta, tai nežinau, gal dar pagalvosiu kirtojaus. Ir tuomet padaryti TDU appsą. TDU appsas iš esmės yra lengvas, tai mes su tuo dalyku, ką čia mokė create, read, update ir delete, iš esmės TDU appsas viską ir daro, nieko ten daugiau neturėtų būti labai smarkiai. Tai toks mano tikslas ir ką aš turiu mini code. Tai iš esmės be stilių, tiesiog, kad būtų viskas funkcionalu, viskas daugmaž suprantama būtų. Bet kaip aš noriu tą pirmą padaryti, kad pirmas stepsas, aišku, yra pažiūrėti, kaip kažkas tą daro ir tada be to tutorialo pabandyti viską pačiam padaryti, tik tai su code editoriu ir su Google pagalba ir dokumentacijos. Ir, aišku, forumu. Trečia fazė yra Django Intermediate Editors projektas, tai čia 3 knygas, kurias manau, kad naudinga bus. Tai čia, aišku, tos pačios Vincento, manau, kad Vincentas, ne? Parašė. Vincentas, jau. Viljamas Vincentas, kai. Ir Django 4 by example, dabar dar pažiūrėjau, kad yra 5 Django 5 by example, tai dar pažiūrėsiu, ką įmanoma gauti ir ir tuomet čia bus rimtesnis projektas, tai e-komercija, tai mačiau, kad yra bibliotekų Django, kur su e-komercija dylina. Tai ir pabandysiu čia fazėje trečioje padaryti, laiko daug turiu, tai aš manau, 3 projektus tikrai turėčiau aš padaryti ir juos gan rimtai žiūrėti. Ketvirta fazė, Advanced, tai jau tada žiūrėti į social platform, kur ten reikės daugiau, aš manau, visko daugiau, bet jau turėčiau čia tikiuosi, turėčiau būti padėjęs stiprius pamatus ir man bent jau tie basicsai būtų paprastesni, tuomet galėčiau į advanced dalykus fokusuotis ir aišku dar kažkokių knygų aš paieškočiau. Tai čia yra mano iš Django iš tų 3 fazės ir tuomet 5 fazėje jau norėčiau pereiti prie CSS, nes kaip sakant, savo projektą, tai žinoma irgi reikės stylinti nemažai dalykų. Frontend developer neturim, tai irgi noriu fazėje bent 2 savaitės paskirti, nežinau kuriam bootstrapui ar tailwindui, nes su bootstrapu iš esmės visi, kur Django rodė, tai bootstrapu dar, nes ten kaip ir viskas out of the box, o tailwindas aš manau labiau būtų naudingas man pačiam, nes mes kaip ir savo stilių turim svetainės, tai tokie dalykai ir tuomet phase 6 tai yra projekto planavimas, kurį vėliau kai prie pabaigos eisiu pranešiu, turbūt pasakysiu, ir pradėti developinti. Tai tiek truputį pasikeitė mano planai ir tiek šiandienai ir mokytis, kaip visada tęsiu rytoj.